Haribol sesė Vrinda Sundari. Hare Krishna sesė, faini. Kaip laikaisi šiandien? Gerai, šiandien tokia diena buvau man rami, namuose tvarkiausi, skalbiausi, taip šventą vardą sukalbėjau prie medituojantį ugnį. Čia dabar mes taip dažnai užsikuriam pečių ir labai gerai šventas vardas prie ugnies, kur kartuojasi. Tai va, tokia rami diena labai, namuose visą dieną. O tavo kokia? Nu, tokia darbinga, bet irgi namuose visą dieną, nu, aš kaip visada, nes iš namų dirbu, tai tokia visokia, bet rytas labai smagus buvo ir daug sniego pas mus. O, pas mus ir šiandien taip nerealiai sninga visą dieną, taip ir nerealiai visą dieną. Kalendis norėjo iš kiemo išvažiuoti, tai ėjo kasti kelią, kad išvažiuotų. Aš toks šiandien, kaip pat susitinkam pirmadienio vakarą. Pradam taip iš tikrųjų prasmingai savaitę su šito pokalbiu, tai šiandien skaitysiu aš, mano eilė, taigi mūsų antras epizodas. Šiandien skaitysime Šilos Prabhupados laišką Mataji Krishnai Bamini. Tai ir dar prieš tai tada kalbėkime maldą Šilai Prabhupadai. Namo Višnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashata Desha Tarine. Gerai, tai šitas laiškas siūstas iš Bombėjaus 1972 metais sausio 4 diena. Mano brangi Krishna Bamini Devidasi. Prašau, priimkite mano palaiminimus. Dėkoju už jūsų 1971 metų gruodžio 11 dienos laišką. Visada malonu gauti jūsų laiškus. Džiaugiuosi, kad jūs taip stipriai vertinate Krišnos sąmonės judėjimą. Viešpats Krišna lieja savo malonę visoms gyvoms būtybėms, bet jis ypatingai dėmesingas savo atsidavusiųjų reikmėms. Jūs palaiminta turėdama pažengus atsidavusi vyrą. Dabar jūs turite 2 gražius atsidavusius vaikus ir Krišnos malonę priėmėte tikrą dvasinį mokytoją. Jūs pati laimingiausia moteris. Jums buvo suteiktos visos galimybės pasiekti aukščiausią tikslą Krišnos sąmonę dar šiame gyvenime. Aš laiminu jūsų naujagimę Mandžarį Devidasi. Suruoškite puotą, atlikite ugnies jagę ir Bhagavanas ta pasiūlo jai girliandą ir paskelbė. Mūsų dvasinis mokytas davė jai šį gražų vardą. Taigi dabar jūsų pirma pareiga gražiai užauginti vaikus. Nėra abejonių, jie yra pažengusios sielos, todėl paprasčiausiai būdami su savo tėvais ir kitais atsidavusiais, jie labai greitai tobulės. Džiaugiuosi žinodamas, jog tęsite darbą ties iš Upanišados vaikiškų variantų. Šios knygos bus mums reikalingos mūsų mokyklai Dalase, Teksase. Prašau, atlikite šį darbą labai rūpestingai. Krišna nukreips jums tinkamą linkme. Šiandien mačiau piešinių skaidras iš mūsų Bhagavad-gitos. Daugelis iš jų labai puikus. Jei mes pristatysime šias knygas visiems knygynams, mokykloms, koledžams, bibliotekoms ir kiekvieniems namams, mūsų religija labai greitai taps vienintelė visame pasaulyje. Ši pranašystė viešai nuskambėjo viename laikraštyje, kai japonų filosofas paskelbė, kad per 10-metį Krišnos sąmonė taps pasaulinė religija. Jei jūs visi taip tyrai pamokslausite, nebejotinai tai bus tiesa. Taigi, būdama GBC nario žmona, jūs atsakinga padėti vyrui, palaikyti aukščiausius Krišnos sąmonės standartus, ne tik jūsų, bet ir visų atsidavusių šventykloje tarpe. Prašau, perduokite mano palaiminimus Bhagavanui Das ir jūsų geram sūnui ir dukrai, ir visiems mano mylimiems mokiniams Detroito iskone. Tikiuosi, visi esate sveiki. Visada gerą linkintis, eisi Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Šila Prabhupada kydžiai! Tai tu pradėk, ką tau tiesiog su ko tau asocijuos tas laiškas, paskui aš kažką papildysiu. Aš biškutį pasižymėjau minčių, kol tu skaitai, kokios kilo man. Aš nieko šiandien kažkaip nesu pasižymėjusi. Skaičiau tą laišką ir iš pradžių kažkaip galvojau, čia kalba apie vis tiek šeimą, vaikus, apie atsidavusi vyrą, bet atrodo, visiškai tas laiškas, niekaip nesusijęs su mano pačios gyvenimu. Toks jausmas, nes aš neturiu nei vaikų, mano vyras nėra atsidavęs. Tai iš pradžių galvojau, kažkaip
galvoju, net nežinosiu, ką pasakyti, bet paskui iš tikrųjų pagalvojau, kad kiek daug Šrila Prabhupada rašė laiškų savo mokiniams moteriams. Ir kaip jisai buvo toksai iš tikrųjų kaip tėvas visiems matadžiams ir netgi yra tokia knyga išleista Šrila Prabhupada and His Daughters. Sės atsimena iš to. Man ją padovanoji, bet aš, jo, tu man ją padovanoji, bet aš neperskaičiu iš tikrųjų. Su kažkuriam kalėdom dovanojau ir ten yra surinkta pasakojimai, atsiminimai iš 300 Šrilos Prabhupados mokinių moterų. Tai labai iš tikrųjų įdomi knyga, aš ne visai perskaičiau, bet aš vis po vieną, po kitą istoriją, taip vis skaitau po truputėlį, nes labai stora knyga, iš tikrųjų daug tų istorijų. Ir dar kažkas irgi galbūt paskui galvos, kodėl mes, aš dabar kaip jau paminėjau, mes įpratę Iskonę vadinti moteris matadži. Tai irgi kažkas gali sakyti, taigi galiu aš sakyti ir Prabhu, nes pavyzdžiui, Šrila Prabhupada, jisai, kiek žinau, ir Jamuna Devisi, jis sakydavo kartais Prabhu, anksčiau nebūdavo tokio labai išskirtinio tokio skirstimo, kad moteris tik tai matadži vadinti, o Prabhu tik tai vyrus, anksčiau taip nebūdavo. Ir iš tikrųjų, kai žiūrėjau transliaciją iš Londono šventyklos per Džanmaštami, tai kai kvietė į sceną visą laiką sakydavo, ne matadži, bet tiesiog net ir moteriams sakydavo Prabhu, nes iš tikrųjų tai nieko tokio, taip sakyti. Gal kiek neįprasta mums? Mums kažkaip neįprasta, bet Amerikoje aš irgi girdėjau. Matadžis kreipiasi Prabhu. Tiesiog jie priėmė tokią tarną poziciją, nes Prabhu tai ką reiškia, tu viešpas, tu šeimininkas, aš esu tavo tarnas. Tai ir tiek moteris, tiek į vyrus, Prabhu kreipiasi. Nes yra iš tikrųjų ir Šrilos Prabhupados laiškų, kada jisai kreipėsi į moteris Prabhu. Man atrodo, tas laiškas kaip tik ir yra pamiršau vardą, atsiprašau, Jamunai Devidasijo. Aš tai nesu dar kol kas laiškų, kur Prabhupada taip kreiptųsi. Nedaug yra, bet tikrai yra, tai jau kažkas... Jamuna kreipiasi Prabhu, tai aš tikiu, nes Jamuna nebereikalo šiandien pasidėjau jos knygą The Art of Indian Vegetarian Cook, kur yra laimėjusi ir apdovanojimo Amerikoje, nes ypatinga siela ir viską, ką darė, tai tikrai išsivadavo siela. Tai gal ir pasakysiu, kodėl tą knygą šiandien pasidėjai. Man visą laiką norėjosi vis kažkaip fono, kad čia nesidėčiau viena. Turiu altorėlį priešais, bet čia pasidėsiu, tai kažkaip, taip priešais kažkaip medituoju, kad mes Krišna Katha kalbėtume, o kažkaip, man atrodo, vis smagu kažką pasidėti ir pakalbėti. Aš taip pasidėjau tą knygą kaip tokį, kaip tiesiog pakalbėti apie tai, kad vis dėlto moteris Iskono judėjime labai daug yra nuveikusios. Ir, sakykime, pati ta Londono šventykla, kurią paminėjo, tai atidarė 3 šeimas, tai 3 Prabhu su matadžiam priešaky. Tai ne tik mūsų judėjime, kad moteris vaikus ten augino ar kažką, ne, jos puikiai atliko sadaną ir vaikus užaugino, ir šventyklo prezidentės buvo ir taip toliau. Ir, sakykime, vienas iš tų pavyzdžių, kurį mes lankėme, tai Hartfordo prezidentas su žmona, kurie buvo jisai pats yra italas, jo žmona yra amerikietė ir jie nuo 81 metų berods, kad turi šventyklą, yra šventyklos prezidentas ir žmona, tai lygiai taip pat abu prezidentai, abu kažkurio sritį, reiškia, ne tik, kad vadovauja, bet veda ją, ne? Ir jie yra užauginę, ir vaikų, ir šventyklą turi tiek metų. Kurie gyvena? Hartfordas, tai čia yra Konektikuto valstija, Amerikoje. Tai mes ten buvome, lankėmės porą kartų per kelionę. Tai ir tikrai, bet man dar toks kitas, tai vienas toks aspektas yra apie tą moterų matadžių ypatingumą, kažkaip skaitant, kad žiūrėk, vaikutį augina ar ne, bet ten ir Prabhupada sako, padaryk didelę šventę, padaryk didelę jagją, kalba apie iliustracijas, kalba apie vaikišką knygą, ta prasme, kad labai aktyvų, tik mes jau anąsyk kalbėjom, kad aplamai turbūt Iskono judėjimo nariai pasižymi labai tokio organizuoti ir aktyvus yra. Tai ir moteris tikrai šitam judėjime, tai tikrai yra. Bet kitą aspektą, kurį aš dar pasižymėjau, kad aš esu radus ne viename Šrilos Prabhupados laiške šitą patį studijuodama, kad Prabhupada labai dažnai sako, kad tai taps pasaulinė religija, kad tai vyraus kaip viena iš pagrindinių,
net sunku patikti. Tavas net, aš kiek skaitau, aš galvoju, kažin, ką jis turėjo omeny, nes šiom dienom mes negirdim, kaip apie tai kalbėtų. Mes truputėlį tokie kuklus, truputėlį užsislėpę, tokie, tikrai, ar tu girdėjai, kas dabar per paskaitą sakytų. Gal tik mano mokytas turbūt kalba apie tai, kad Jo, turi tavo būti mokytas. religija. Visi turi Kristiną tikėti. O visi kiti tai pakankamai susilaiko apie tai. Ne? Nu, gal kiti, žinai, žiūrint kokioje šalyje, gal kiti dar, kai kuriuose šalyse dar, žinai, tas pienas verdamas, žinai, kaip irgi Šrila Prabhupada yra sakęs, kad kartais, nes vis tiek iskonas prasidėjo Amerikoje ir kitose šalyse, pavyzdžiui, kaip ir, Lietuvoje kiek metų? Taip, taip. Virš 30, ar ne? Žinai, reikėtų klausti pirmų mokinių, čia toks diskutuotinas klausimas, bet 88 lygtais jau Vilniaus šventykla buvo, tai gal, tai 80 kažkelinti. Ir aš atsimenu, buvo tokia viena diskusija, žinot, kaip Facebook'e mėgsta bakti kartais ir pasiginčyti. Ir kažkada užsiplėskė toks didelis ginčas ir galų gale atėjo vienas senas baktas ir sako, žinot, sako, iš tikrųjų viso šito ginčo kaltininkas yra va šitas Prabhu, kuris atnešė į Lietuvą Krišnos namą. Sako, jo nebūtų, čia mes nesidėtumėm ir šito ginčas net nevyktų. Mes kartais labai diskutuojam apie tokius dalykus, kur nelabai turi iš tikrųjų reikšmę, ne? Jo. Kur nelabai ten mus, žinai, nutempa. Nežinau, man tai visą laiką, po šiai dienai, man tai turbūt tiesiog aktualiausia tas. Man tas svarbu, žinai, kad iskonio būtų bhaktai laimingi, kad jie būtų patenkinti, kad jie jaustųsi globojami, kad jie jaustųsi. Nors šiandien visai atsitiktinai, mes matai net nežinom, ar šiandien darysim tą įrašą. Bet aš šiandien kažkodėl skaičiau, žinai, vienos Mataji, Šrilos Prabhupados mokinės tokia, kaip gyvenimo istorija tokia dalį, žinai, ir kiek jie pragyvenę tie Prabhupados mokiniai, ta prasme, kiek sunkumų praėjo ir kiek visko patyrė, žinai, ir aš galvoju, jeigu mums būtų buvę tokie sunkumai, tai mūsų čia seniai nebūtų. Ir man taip, žinai, gaila, kai kažkas Prabhupados mokinius kritikuoja. Taip gaila, man, žinai, visą laiką noriu pasakyti, neėjot į tom pedom. Nebuvot ten krizių laikais, nebuvot pakilimų laikais ir žinai, man tikrai gaila. Labai dažnai man tikrai širdis skauda, kai aš girdžiu, kad kažkas yra geriau ten, kažkur. Aš taip tikrai susimastau, žinai, kad kaip mes nepaskaitę, neįvertinam, žinai, ką tie žmonės turėjo praeiti. Kad ypatingai tie, kurie po šiai dienai liko iskonio. Nes ne visi liko. Nebereikalo kartais, ta jaunoji karta vadina juos snowflakes. Kaip snaigės. Būna žmogui kažkas, bent menkiausia abejonė ir jisai viską meta, bent menkiausias kažkoks įžeidimas. Ir aš atsimenu, per šį vasaros festivalį, kaip vyko dabar, kalbėjau su viena moterim, irgi, kuri Lietuvoje atsidavusi ir iš tikrųjų mačiau, kad tikrai žmogui sužeidė širdį, kitas atsidavęs, daug nuoskaudų, daug visko ir kažkaip netgi mačiau, kad netgi pradėjo abejoti, gal čia tą visą kaip ir vos reikėtų mesti bhakti iš apskritai, bet aš tada sakiau jai, nežinau, tiesiog pati turiu tokią realizaciją, kad prie ko čia, ta prasme, kad šitas bhakti kelias yra apie tave ir tavo santykį su Krišna ir su guru. Tai aš, pavyzdžiui, esu nusiteikusi, kad mane greičiausiai, nes kai bendrauju su žmonėm, visko įvyksta, ypatingai kai bendrauju daugybę metų. Tai, pavyzdžiui, aš esu nusiteikus, kad galbūt mane kažkoks bhaktas apgaus, tikriausiai ar ten ir pameluos, ir kažkur nepakvies, ir žais, tiesą pasakot, aš kažkaip esu tam nusiteikusi, nes tai yra normalu. Ir tikriausiai tą gali patvirtinti bet kas, kuris yra kažkokios ilgalaikiuose santykiuose. Pavyzdžiui, kaip aš esu su vyru susituokus 12 metų, visko buvo. Ta prasme, tikrai labai daug dalykų. Arba jeigu turite kažkokį draugą 15 ar 20 metų, bet artimai bendraujate, ne šiaip per šventes, bet labai artimai, tai visko gali būti. Ir tas draugas gali įsižeisti ir gali kažkokį baltą ar juodą melą pasakyti ir viską, bet esmė ne tame. Tai ar jeigu jūs turite kažkokį bendrą draugą ir jūs kažkas apgavo, įžeidė, įskaudino, ir tai yra, aišku, labai sudėtinga ir aš nesakau, kad čia taip turėtų vykti, bet jeigu visa tai įvyko, tai prie ko čia tas mėlynas mažas berniukas? Jisai nenorėjo jūsų žaisti.
Suprantat, jisai nori tik tai meilės iš jūsų vienintelio dalyko. Jis nori viską jums duoti. Jis nori, kad jūs žengtumėt vieną žingsnį, kad jis link jūsų žengtų 100 žingsnių. Jisai nenorėjo jūsų žaisti, jisai nenorėjo jūsų skaudinti. Aš kažkaip žiūriu per šitą prizmę. Jo, nu, aš tai nežinau, aš irgi, mes jau kuris laikas esame, ne, Iskono bendruomenė ir toj šeimoje tokioj, aš tai tikrai vadinčiau šeimą, nes čia viską matėm, viską buvo. Tu labiau gal esi negu aš gal ne tiek giliai, aš negyvenau šventyklai, bet jo, įdomi tavo patirtis. Tiek, bet vis tiek, ta prasme, vis tiek ilgai visko matėm visokių konfliktinių situacijų, matėm, labai daug ko matėm, žinai, ir aš pati tikrai esu buvusi dvejonėse, žinai, aš pati buvau tokiuose klausimuose, tai kodėl Šila Prabhupada padarė, tai, žinai, padarė va tokią bendruomenę ir va kurioje visokios krizės įvyks, kol galiausiai tu, žinai, ateini į tą atsakymą, kurį gali rasti skaitant bet kokį Prabhupados knygą ar Bhagavatam ar Bhagavad Gita, tai kaip tu kitaip tobulėsi. Tik mes gaunant išbandymus, mes tik tada tobulėjam. Tokia realybė. Ir aš dabar, kai žiūriu viską, žinai, ir aplamai tuos Iskono metus nuo 65 metų, kai prasidėjo, sakykime, ten dar nebuvo įsikūrusi ta organizacija, bet vis tiek Prabhupada atkeliavo 65 ir ten pirmieji mokiniai ir visa kita. Ir jeigu peržvelgus tą istoriją nuo 65 metų iki šiai dienai, tiek visko buvo, ir aš net neabejoju, kad Prabhupada žinojo, kad mes patirsim daug sunkumų, bet išlaikyti tą, tokią, žinai, Iskon community, žinai, tokią nacionalinę tą bendruomenę, tai yra aukščiau už bet ką. Ir jeigu mes, aš visą laiką taip dabar gal savo, žinai, pasakau ir netgi kitiem, jeigu aš matau, kad kažkas yra netobulo arba kažkas yra negerai, tai yra tik ženklas man, kad aš galiu kažkur prisidėti ir būti naudinga. Tik apie tai yra kalba tik apie tai. Jeigu aš matau, kad kažkas vyksta nesąžiningai, tai yra tik vieta patobulėti man, nes aš galiu kažkur prisidėti. Aš galiu pasiūlyti savo tarnystę, aš galiu pasiūlyti idėją, žinai. Gal ta idėja bus atmesta, gal aš dar, žinai, turiu koreliuoti, gal aš dar turiu medituoti, kokį čia geresnį pasiūlymą. Bet aš turiu omeny, kad čia vis dar, man tai atrodo, vis dar tai yra nuostabus laikai, nes labai daug kas dar kūrėsi čia Iskone. Tokia dar vis tiek, žinai, pradžia yra. Pažiūrėk, dar tik departamentai kažkokie neseniai susikūrė, ne ten child protection, women protection, visokios bendruomenės, ten vaikų mokymo bendruomenės, ten atsidavė Indijoje vaikus, mokina, važinėja per kaimus, Iskono atsidavė, mokina vaikus skaityti, rašyti ir taip toliau. Vienu žodžiu, man tai atrodo nuostabi terpė tobulėti tiek dvasiškai, tiek visą kitą prasme, nežinau. Ir iš tikrųjų dar labai svarbu, man atrodo, būnant apskritai dvasinėse bendruomenėse susirasti kažkokių labai artimų draugų. Pavyzdžiui, gerai, kad mes turim vieną kitą, ar ne, tai jeigu... Palengvinta situacija. Palengvinta, jo. Aišku, pastebėjau, kad kažkaip daug yra, kad ateina sesė, brolis, arba dvi sesės, daug sesių yra šiaip tai su Lietuvos bendruomeniai, labai fainai. Jo, tai mūsų toks palengvintas variantas ir kartais taip kyla žmonėm abejonių, bet tos abejonės padaro įtaką tiem žmonėm, kurie nėra tikrai susipažinę giliau galbūt su filosofija, aš taip galvoju, nes labai lengva žmogų išmušti iš vėžių. Ir, žinai, ateina žmonės dėl įvairiausių motyvų. Kiti, pavyzdžiui, prisijungia, bent jau pačioj pradžiai, jiems atvilioja tą bendruomenę, tie ritualai, ten aratai, gražu, ir kažkaip bando jungtis, ir labai idealizuoja viską, ir paskui kažkas kažką gal pasakė, ir matė, kad kažkas ne taip, ir pamiršta, kad visgi šitas pasaulis yra ne rojus, o universitetas. Kad mes čia, žinot, jeigu būtų kažkoks idealus žmogus, tai čia jisai nesėdėtų, nebūtų atėjęs, nebent kaip dvasinį mokytojai iš savo malonės ateina. Tai nežinau, aš kai pirmą kartą perskaičiau Šilos Prabhupados biografiją, man antiek surezonavo, kad aš kažkaip, nežinau, tiesiog net nebuvo kažkokių tokių didelių dvejonių. Kartais man tiesiog būna dvejonių, kad gal čia aš, nežinau, man nepavyks tapti geresnė bhakti, nepavyks pagerinti savo sadhanos,
yra kažkokių problemų, kurių galbūt irgi ilgai negaliu išspręsti, bet nežinau, kažkaip atrodo vis tiek keliesi, bandai iš naujo ir kažkas gaunas. Jo, man atrodo tiesiog, žinai. Aš kažkaip anksčiau turėjau tokį momentą labai savo praktikoje, kai aš net nenorėdavau susipažinti su naujais žmonėmis. Ta prasme, net galvojau, man tikrai būdavo toks, kiek tu čia išbūsi. Nu, bet kiek aš būsiu, nes kartais atsimenu pradžią iš to entuzijazmo, žinai, tu ten žmogų, taip viltis kažkokia. Papasakok biškį kontekstą, kur tu tuo metu buvai ir kur tu matai tos žmonės? Aš šventykloje gyvendavau ir ta prasme, kai tu gyveni šventykloje, tai tu matai labai tą, kaip keičiasi žmonės, ateina, išeina ir ne visi ten ir duoda įžadus gyventi per amžius amen. Nu, tikrai ne. Kiti ateina savaitę, vieni ateina pasigydyti, treti ateina pailsėti. Nu, kiekvienas, žinai, su savo. Bet kai tu dar pats esi toks jaunas, su visom iliuzijom ir su visom, žinai, taip, nu, su idealizuotu to pasauliu, tai tu gal, nu, kaip čia išeina, nu, kaip čia, vat kaip, žinai. Ir aš atsimenu, kad aš turėjau tokį labai negerą momentą, kai aš nelabai norėdavau net susipažinti, tarp labai jau taip eiti į artimą santykį su nepažįstamais žmonėmis. Nes man tai buvo toks momentas, kuris nėra geras pas baktus, bet būna. Ypatingai, kad šventyklose gyvena, tai aš tikiu, kad jiems surezonuos tas momentas, kai tu galvo, nu kiek tu čia išbūsi, tu to išeisi. Mes susipažinsim, tu čia pabūsi, pašokinėsi, kydžiai mėnesį, ir paskui pabėgsi ir aš tavęs neatsiminsiu ir tu manęs. Ir toks būna. Būdavo tokiu atveju? Ką? Būdavo tokiu atveju? Ta prasme, daug? Na, ta prasme, taigi, o jie tokie žmonių aš nebeatsimenu, kurie buvo atėję. Ir gal net jeigu praeitų gatvį, gal aš nebeatsiminčiau ir jie manęs nebeatsimintų. Ta prasme, bet tiesiog nereikia to labai sureikšminti. Nu, tiesiog nereikia to sureikšminti. Ne visi ir ateina ir pasilieka čia. Tada aš perskaičiau tą citatą, kad stebėkis tais, kurie lieka. Čia Šilos Prabhupados citata. Ne tais, kurie išeina. Neužsiciklink ant tų, kurie išeina. Nes išėjusių visada bus daugiau. Ir vėliau pagalvojau, bet kokią paimk bendruomenę. Liaudės būrelių, kur šoka, ten kokius šokius, sportinius paimk. Bet kokias paimk bendruomenės, federacijos, šokų, ledo čiuožimo. Nu, kur ten tikrai iš tikrųjų išbūna 20-30 metų, kur tampa patys jau mokytais, ne? Čia vienetai yra. Vienetai. Čia tiesiog pasaulio dėsnis toks. Žinai, nu, mažuma išlieka. Aš irgi atsimenu, turėjau tą momentą, nežinau, kiek jau metų buvau praktikavus, bet labai būdavo skaudu, kai kažkas išeidavo. Labai skaudu. Atrodo, gal to žmogaus netgi antiek nepažinojau giliai, bet kažkaip, žinai, tarsi kaip iš šeimos kažkas išeitų, būdavo toks jausmas. Tarsi, nežinau, tiesiog skaudėdavo širdį labai. Aš nesakau, kad dabar neskauda. Skauda. Kažkaip kitaip tai truputėlį prie. Bet tada, žinai, pradedi galvoti, o ką aš galiu padaryti, kaip aš galiu gal labiau pasitarnauti. Tiesiog, kad tie žmonės galbūt jaustųsi, gautų tai, ko jie galbūt negavo ir kad jie turėtų galimybę galbūt ir išsakyti, išsikalbėti, nes čia ta vienišumo problema yra didelė visose bendruomenėse, žmonės tiesiog kažkur negauna dėmesio, galbūt galvoja, kad kažkur bus geriau. Tai sesė papasako, kaip tu šiuo metu, ką jūsų vyru šiuo metu darot, kad jūs tos baktus kažkaip suburėt, aš girdėjau. Na, nieko mes ypatingo nedarom, iš tikrųjų, mes tiesiog mokytojas mums kažkada, galvoja kažkada, bet jo, turbūt vienas iš mano mokytojų nurodymų buvo, kad grihastadės daro namahatas, ta prasme, kad tavo namai neturi būti tik tavo namai. Tai yra Krišnos namai, kuriuose yra kviečiami bhaktai. Tai mes po truputį kažkaip ir darom tą, stengiamės kartą į mėnesį, ne visada pavyksta, gruodį mėnesį buvom Amerikoje, sausio mėnesį mes irgi nepadarėm namahatos, tai vasario pradžioj planuojam daryti namahatą, bet šiaip stengiamės. Stengiamės, tikslas yra kas mėnesį pasikviesti ir padaryti namahatą ir pabendrauti su bhaktais, ne visada jinai pavyksta, bet čia, kaip sakant, mes labiau procese negu rezultate. Mes tiesiog patys stengiamės kažkaip tame gyventi. Tai keliauti šventyklą, turėti tarnystę, pabendrauti, ir vienu žodžiu, tiesiog, žinai, būti tame. Tai
Man atrodo tiesiog, kad viskas šiam pasauliu toks veidrodinis turbūt principas yra, žinai, jeigu tu kažkaip stengiasi, aš dabar tik matau baktus aplinkui, kurie irgi stengiasi kažką padaryti. Dėl Prabhupados, dėl Iskono, dėl šitos bendruomenės ir kaip tik šiandien skaičiau tokias citatas, kur Gaur Govinda, žinai, labai žymus mokytojas, labai, jisai tikrai turi labai Govindas Svamis, jis buvo išimtas, ar ne? Aha, aš atsimenu iš knygos. Jis įspūdinga asmenybė tikrai. Tai vat, kaip jisai prašė mokinių, kad net kai manęs nebus, jūs vis tiek turit likti skonį. Jūs turit tęsti skonį, nes aš tiesiog šiandien, žinai, pati galvojau, vat, kažin, labai Prabhupada sakė, kad mes turim puoselėti Iskono bendruomenę ir puoselėti. Ir Gaur Govinda dabar Svamis irgi prašė, pasirodo, prieš mirtį savo mokinių to paties. Ir tiesiog jo įdomu, kad tai yra svarbu, tai turi būti svarbu. Man atrodo, kartais gal svarbu yra tiesiog išlaikyti, žinai, tą pažadą. Kad kažkur nes nėra lengva. Kaip ir išsiskirti su vyru, ne? Kažkokiu momentu nėra lengva. Kartais tiesiog lengviau išsiskirti ir ten susirasti kitą. Ir gal su kitu ten irgi nugyvensi visą gyvenimą. Bet iš tikrųjų, jeigu nepasiduotum kažkuriam momentą su pirmu vyru, turbūt irgi kiekvienas gali išgyventi. Jeigu ten nėra smurto protarpio, taip toliau. Klausyk, sesė, jeigu dabar kažkas jau 26 minutės mūsų klausosi ir labai norėtų įkišti nosį pas tavim Namahatą, ar galėtų tam parašyti, ar tu įsileistum kažkokią nepažįstamą žmogų? Jo, mes įsileidžiam, nors mes turim privačią grupę, kurioje yra skelbiamos, kada yra Namahatas, bet mes per metus 1 ar 2 kartus paskelbėm viešai, tai vasario mėnesį bus viešai, Happy People puslapyje ir bus paskelbta. Kadangi mes dalinsimės prisiminimais, vaizdais, video apie Ameriką kelionę, tai tiesiog mes jau padarysim tokią atvirą tiesiog. Bet šiaip jinai yra, jinai tokia, sakykime, kažkiek yra gal uždara, gaunasi taip, nes jo, šiek tiek uždara, bet kas jeigu kažkas nori atvažiuoti ten, žinai, tai mes visą laiką, kaip sakyti, laukiam, gal tiesiog viešai ne visada tikrai skelbiam. Tai va. Aš iš tikrųjų, tiesą pasakius, savo namuose nesu dariusi Namahatos, dėl to, kad tiesiog nėra galimybių. Bet norėjau irgi papasakoti, kaip visgi irgi stengiuosi prisidėti prie bendruomenės ir ypač pagalbos moterim. Čia kaip tik mūsų tema šiandien, matančios moteris. Taip. Tai va, tai prieš 3 metų, jau 3,5 metų turiu. Taip. Tai čia buvo dar, kai prasidėjo pandemija, sukūriau moterų vaišnavių emocinės paramos grupę. Mes susitinkame jau 3,5 metų. Ir turime iš tikrųjų tam tikrą struktūrą, tai reiškia, mes turim kirtanas paskaita ir tada eina pasidalinimai, kiekvienai moteriai skirtas laikas, reiškia, kiekviena pasisako, mes turim tam tikras taisyklės, ten, pavyzdžiui, nepuolam patarinėti, turim tokią išklausimo principus, tai iš tikrųjų susikūrė tokia labai jau artima grupelė moterų, mes aktyvios esam, tokios jau tikrai labai artimos, jeigu neklystu 7. Ir, aišku, tam būna kartais prisijungia kažkas, kas mažiau būna. Tai va, tai irgi kažkaip ta idėja man kilo per pandemiją, kad yra labai daug moterų, kurios, ir pas mus yra daug moterų, kurios turi mažų vaikų, negali šventyklas važinėti, arba jų mieste nėra netgi šventyklos. Tai iš tikrųjų, tokie susibūrimai moterų, tai yra tiesiog neįkainojami. Ir mes kartu ir verkiam, ir juokiamės, ir viens kitą palaikom. Aišku, mes labai šitos Prabhupados dvasią irgi palaikom, nors pas mus yra viena moteris ir iš kitos linijos, bet vis tiek tokios labai stiprios šitos Prabhupados dvasia. Turim tos susitikimus. Tai vat irgi, jeigu jaučiat, kad yra galbūt kažkokių labai dvejonių, jau pradeda rastis, labai reikia kažkokios tokios seserystės, stiprios moterų bendruomenės ir palaikymų, tai irgi galite man parašyti. Manau, kad 1-2 moteris dar galėtumėm prijungti į tą grupę, nes irgi nenorim kažkokios daryti labai didelės grupės. Taip pat, jeigu pati norite sukurti tokią grupę ir norėtumėte, kad pasidalinčiau
kaip tą padaryti iš tikrųjų, kad tai veiktų ir kad tai būtų tas tęstinumas, tai irgi galite iš tikrųjų man parašyti, su mielu noru pagelbėsiu, patarsiu. Iš tikrųjų, tokių moterų grupių turėtų būti daug. Va tai va po 7, ar net tokias seseris. Na, tikrai, seserystė prasme. Aišku, yra žymiai geriau tas bendravimas, vat kaip tu darai, ar ne, per namahatas, ne visi turi galimybę. Pas mus yra ir iš užsienio, kas tiesiog užsienyje gyvena. Tai kokias tik tai galima priemonės, kad tiesiog užmėgsti tą artimą. Bhakti turi bendrauti. Jo, sadhu sanga, jo, čia tikrai bhakti turi bendrauti. O klausyk, kad tu pasidalink, kad tu turi tokių moterų, kurios tave dvasiniai praktikai įkvėpia kažkokiu, ar Šilas Prabhupados mokinės, ar ten kitos gal kažkokios asmenybės, kur kaip moteris tave įkvėpia. Mane iš tikrųjų labiausiai įkvėpia mano mokytojo žmona. Ne visi gal žino. Kaip? Gal ne visi žino, žinai, tavo mokytojas, kas yra. Mano mokytojas yra Mahatma Das. Ir jis yra šeimos žmogus, turi žmoną, turi dukrą jau suaugusią. Ir aš, kai buvau Indijoje prieš 2 metus, jų visai šeimai turėjau galimybę tarnauti, tai visą savaitę visai šeimai tarnavau, ten skalbiau ir valiau, ir valgyt atnešdavom, ir buvo nuostabiausia, pati nuostabiausia tarnystė. Ir man labai labai įkvėpė iš tikrųjų mokytojo žmona to savo paprastumu, bet tuo pačiu tokia kaip karalienė. Tiesiog aš prie jos jausdavosi kaip kokia Radaranės tarnaitė, bet tokia pačia geriausia prasme, ta prasme, man tiesiog būdavo garbė jai tarnauti, tiesą sakant, nes jinai tokia, tiesiog atrodo vien savo žvilgsniu apgaubdavo begalinę meilę. Ir, nežinau, paliko tikriausiai įspūdį visam gyvenimui tą tarnystę. Tikrai, net sunku iš tikrųjų žodžio atrasti. Ir tai nebuvo kažkokie grandioziniai ten projektai, kuriuos jinai darė, bet tai šiaip yra labai aktyvi ir jinai yra ir filmą netgi surežisavus vieną apie moterų praktas, taip. Bet tas filmas yra tik tai tokia... Jinai ir konsultuojagi, ne? Jinai ir konsultuoja, ne? Jinai konsultuoja tiek moteris ir ypatingai poras, santuokos įvairiausiais klausimais. Tai jinai tikrai gyvena tokį aktyvų gyvenimą, bet tuo pačiu mokytojas sakė, kad jinai labai labai yra rimta tarnystėje dievybėms. Labai pas ją vis tiek aukšti standartai, tiek švaros, tiek namuose ten visko. Tai nežinau, kad atrodo būtent tiesiog prie žmogus tas buvimas labai įkvėpia, nors aš galbūt labai daug ko nežinau, bet tokį yra padarius įspūdį. Tai va, o kas tau? Na, aš turbūt nebereikalo Jamunos Matadži knygą atsivertus esu, nes man tokia viena iš asmenybių, kuri labai įkvėpus yra savo tarnystę, ką padariusi, ne tik šitą knygą, žinai, bet aplamai kaip ir kiek tarnavo Šilai Prabhupada ir tas santykis jos su Šilos Prabhupada, man tai atrodo tiesiog wow, yra, žinai, visi įrašai, reiškiasi, kur jinai dainuoja, nors nėra jų daug, tiesą pasakius, nėra jų daug. Ir paskaitų nėra daug kažkaip. Ne, nėra išlikę tuo metu, kažkaip nesifilmuodavo, Jo, tai man viena iš tokių yra, Jamuna Matadži labai įkvepianti, tai šiemet teko susipažinti su Urmila Matadži, tai ta pati, Urmila Matadži kaip mokslininkė, man tai tokia ta gyana visa nėra visiškai aktuali tema, nes tai nėra tas rytis, kuri mane įkvepia, žinai, tam, kad ir ką aš darau, ar sakykime, ar darbuose, projektuose, ar ten kalbant apie dvasinę praktiką, gyana ir ta tai nėra tas rytis, kuri mane labiausiai įkvepia, bet man visa, kaip ir Urmila Matadži yra atsidavu šitai sričiai, kiek jinai laiko prabuvusi mokyklos direktorė Bhaktų. Ir, mane labai įkvepia. Ir jos knyga parašyta, jos seminarai, tikrai daug klausiau labai įkvepiantis. Tai iš menininkių, tai aš nedaug gal susipažinusi tų menininkių, bet Džadorani Matadži, Šilos Prabhupados mokinė, tai irgi viena yra iš tokių, kurie labai įkvėpus. Ir daug yra, ir kai klausau tos prisiminimus, kur mes abi klausom, memories apie Šilą Prabhupadą, tai aš kartais pasijungiu grinai Matadži paklausyti, nes jų prisiminimai tokie labai, žinai, tokie jausmingi būna, labai su tokiam detalėm papasakoti. Tai
Labai daug matadžių yra, nu, po šiai dienai, vat malatė ar nemat, nu, labai daug yra likusių. Tikrai, ir dar po šiai dienai, kurios pamokslauja. Tai, Ir Lietuvoje iš tikrųjų, aš atsimenu pati, kai prisijungiau prie Krišnos sąmonės, aš vis sutikdavau kažkokių matadžių, kurios mane globodavo. Ir tokį įdomų papasakos atsitikimą, kai pirmą kartą atėjau į Vilniaus šventyklą. Atsimenu, buvo labai nedrąsu. Atėjau, tai yra ne pirmą kartą buvau, bet pirmą kartą buvau sekmadienį programai Vilniaus šventyklą. Tai yra, aš jau buvau atsimenu, mes ryte kažkada ėjom jau į tą Šrimat Bhagavatam pirmą kartą ryte. O paskui po kažkiek laiko aš atėjau pirmą kartą į sekmadieninę programą, atėjau viena kažkodėl, nežinau, kodėl tavęs nepasikviečiau, neatsimenu. Ir aš atsimenu, atėjau ir buvo tiek daug žmonių, tiesiog nu, nebuvo įmanoma kur kojos padėti. Ir aš stoviu tarp durų tokia biškai išsigandus, nes dar tiksliai nesu tokia tvirta iš vis, kur aš čia atėjau. Ir kampe, ten, kur jau prie pat altoriaus, sėdėjo Dajal Govindos žmona, man prastais vardus, tai vad neatsimenu, bet gal tu pasakysi? Neatsimenu. Aš kaip pasakai, žinai, ir man iškrito, aš gal aš nežinau. Nu jo, bet čia Dajal Govindos žmona, jinai kampe taip stovėjo ir jinai mane pastebėjo ir jinai vat man taip parodė. Ir kažkur ten tarp tų visų žmonių buvo tokia viena nedidelė vietelė. Ir jinai man tai parodė ir aš nuėjau ir atsisėdau. Ir aš tada pasijutau iš tikrųjų tokia priimta. Ir nežinau, tas žvilgsnis atrodė, kad, nežinau, tiesiog mane... Juga priima. Kaip? Juga priima. Juga priima, aš jo. Ir atrodo, kad tiesiog visų to savo žvilgsnių tokiu pilnu meilės, jinai mane apglėbė ir jinai man parodė, kur ten man prisėsti. Aš prisėdau ir vat jo, ir kažkaip, vat, atrodo, toks paprastas veiksmas, toks paprastas, kažkoks, atrodo, net nereikšmingas momentas, bet man jis iš tikrųjų visam gyvenimui. Ir, vat, jo, ir paskui pradėjau vaikščioti Vilniaus šventyklą daugiau ir tam gyveno irgi tokia matadži, nu, labai man prastai su vardais, ypatingai kai reikia viešai kalbėti. Žodžiu, buvo dar kita tokia matadži, kuri vedė vegetarinio maisto kursus, tai va aš šitos kursus ėjau irgi labai... Gal Aurinta matadži? Kokia? Aurinta gal matadži? Ne. Vyresnė matadži. Jie dabar žinau, kad kaime liktais gyveno. Jo, ir jinai vedė vegetarinio maisto kursus, tai irgi ten mus tiesiog viską išmokindavo. Realiai aš nesu labai profesionaliai kažkaip maisto, tas prasada gamybos, bet aš viską, ką pas ją išmokau, aš iki šiol taikau ir gaminu. Aš ten ėjau gal kokias 6 pamokas, mums tokius pagrindus pravedė jinai. Grinai, vat kaip ten pasigaminti iš vis ir viskas, jau daug metų, tiesą pasakius, kad aš visus tos metodus naudoju. Paskui Šiauliuose yra Radharani matadži. Irgi labai, ypatingai, kai prasidėjo ta mūsų emocinės paramos grupė, Radharani matadži buvo ta matadži vyresnioji, kuri ateidavo į mūsų grupę ir mus kuruodavo. Tam tikra linkme jinai mus tarsi kuravo, vedė. Ir paskui, kada mes jau šiek tiek atsistojom ant kojų pačios, tai tada jau pradėjo visi rečiau jungtis ir dabar jau nebeprisijungia, nors vis dar yra toj mūsų grupiai, mes kartais ją pakalbinam, jinai mums kartais kažką atsiunčia, įkvepia. Tai va čia iš Lietuvos norėjau paminėti keletą tokių irgi ypatingų matadžių. Taip, kartais nereikia labai toli eiti, nes mes iš tikrųjų turim asmenybių, kurie mus tiesiog čia ir šalia yra, kur įkvepia. Aš tai irgi Lietuvoje tikrai galiu paminėti daug baktų, kurie yra įkvepiantis ir kurie, kaip sakyti, kuriuo aš kartais būdavau šalia baktų arti, tu gali kartais būti labai arti, žinai, ir gali įsikvėpti, o kartais tiesiog stebėt gali iš toliau ir irgi įkvėpia. Aš gal vardais neminėsiu, bet tikrai tokių sutikau, Lietuvoje yra nuostabių baktų. Tai, sakykime, turbūt visi pripažins Vaikuntanatha Prabhu, tai yra tikrai mūsų Lietuvos perlas, auksas, nežinau, tikrai toks vyras atsidavęs, prie kurio tikrai kiek galima reikia bandyti, kaip sakant, gauti malonės. Tai daug yra ir visos bendruomenės iš tikrųjų turi ypatingų asmenybę. Aš pagalvojau, kokie mes esame iš vis kaip Lietuva, ne toks nedidelis kraštelis, bet pas mus Dirašanta Maharadžas, ar ne, kaip ir turi savo rezidenciją, ar ne, kurioje gyvena, vis grįžta po kelionių. Sakykime, gal jis nėra, kad nuolatos būna Lietuvoje, bet jis tiek grįžta. Tai žiūrėkit, mes turim vyrų vienuolyną, Prabhu vienuolyną, ten gyvena Nandavardhana Swami, ne Maharadžas. Tai irgi, kokia malonė. Gal išvardinam visas Lietuvos šventyklos? Tai gerai. Tai pirmiausia, Klaipėda, mes klaipėdietės, tai Klaipėdos Bhakti centras yra, ne? Taip, Klaipėdos Visnamų kultūros centras, galite susirasti.
Jo, tada Kelmėje yra bendruomenė, tada yra Mažeikiuose bendruomenė, tada mes turime Kaune Nitai Gauračandra šventyklą, jau čia šventykla, jau ne centras, o šventykla. Ir Vilniuje yra 2 šventyklos. Raugyklos gatvė ir Antakalnio gatvė. Šešinitai Gaurasundara šventykla ir Dvarako šventykla. Visos, ar ne? O Vaikundanacha prabu, kur gyvena? Kelmė. Naujoji Gokula vadinasi. Nauja Gokula vadinasi, jo. Nes irgi šventykla. Irgi daug bendruomenių, ne, palyginus. Nu, tikrai, kai Lietuvoje mažas kraštas yra, tai, nu, tikrai nemažai. Tikrai mes nesam skurdus, žinai, tikrai mes bakti ir dvasinę prasme, tai galim įsikvėpti. Ir dabar Kirtanamelos festivalis, tai labai tikrai kviečiu ateit, kas Lietuvoje, tai bus, tai... Aš gal, kai mes paleisim šitą įrašą, bus praėjęs tas Kirtanamelos. Ne, jo, gal bus praėjęs teisingai festivalis. Du bus kitais metais, yra vasaros festivalis, žiemos festivalis, tai žiemos festivalis Kirtanamelo vadinasi. Nu, tai vienu žodžiu, mes čia Lietuvoje šiaip visai gerai gyvenam. Tikrai. Žinai, aš kai savo tai moterų grupai papasakojau moterims, kad mes žadam daryti va tokį podcastą, tai aš atsimenu pasakojau ir juokiausi. Sakau, mes, kadangi su sesė esam tokios didelės Šilos Prabhupados ir Iskono falis, tai greičiausiai kalbėsim visą laiką apie Šilo Prabhupadą ir Iskoną. Nu jo, bet, nu, aišku, manau, kad, žinai, svarbu, gal tokia puikiai ir pradžia gaunasi dėl to, kad viskas ir prasidėjo vakaruose galų gale nuo Šilos Prabhupados. Tai aš manau, kad tam bėgant laikui ir ten visokiausių kitų temų paliesim. Bet jo, jau kaip galite matyti, kad mes labai entuziastingos šito klausimo. Na, iš tikrųjų, kaip mano mokytojas sako, reikia būti Prabhupadanugam, tai reiškia Prabhupados pėdų sekėjams. Tai va, tai tikrai jo, tai Prabhupada tokia asmenybė, kur galim kalbėti non-stop mes su tavim. Ir šiaip, man atrodo, visai gerai yra, nes tas podcastas mus vis taip dalinai suartins, vis galėsim dažniau ir vis dažniau pabendrauti, nes kartais būna tarpai, mes ir po porą savaičių nebendraujam kažkaip, ne? O čia tas podcastas kažkaip, tai va, vis susitiksim, žinai, ir pabendrausim apie vienus ar kitus dalykus. Mums liko 3 minutės iš tikrųjų iki transliacijos pabaigos, nes mes esam sutarę, kad 45 minutės tik tais transliuojam. Tai nežinau, 3 minutės, pusantros man. Baigiamajam žodžiui. Tai nežinau, gal dar apie Matadžius tada užbaikim tą temą. Tai vis dėlto gal tu gali prisiminti kažkokį prisiminimą, net jeigu biškutį viršysim laiką, kažkokį prisiminimą, kad iš Matadžių apie Šilą Prabhupadą, kur tau taip, širdį palietė. Iš prisiminimo apie Šilą Prabhupadą? Kur Matadžius atsimena? Atsimeni tokį prisiminimą, kokį nors? Arba video matytą, šiaip tiesiog, kas tau yra įstrigę. Aš, žinok, va dabar šią akimirką neatsimenu, bet kažkodėl į galvą man šovė viena istorija. Na? Čia nesu Matadžiam susiję, gal kažkiek ir su Matadžiam. Bet, žodžiu, tai yra istorija apie tai, kad kaip Šila Prabhupada, jisai kartais nuvažiuodavo į praktiškai labiausiai pragariškas vietas, kad ištrauktų net ir vieną vienintelį baktą. Ir čia yra labai nežinoma istorija, tai dėl to aš ir prisiminiau, nes skaičiau tik šiandien. Žinojot, kad buvo Amerikoje tokia nudistų bendruomenė ir Šila Prabhupada vieną kartą ten buvo nuvykęs? Ne. Taip, jį pasikvietė kažkokią baktą, sako, žiūrėkit, ten yra tokie hipiai, įkūrė tokią komuną, ten jie visi gyvena nuogiai, žodžiu, ir jie ten domisi, jie ten garbina saulę, vėją, tokia kaip ir pagonybė, ir jie ten daržovės augina, ir jie tarsi, sako, kažkaip jiem, kaip ir nori tokio dvasingumo. Ir Prabhupada kažkaip sutiko nuvažiuotis, galbūt ten tų detalių jokių nežinojo. Sakė, atsisėdo Kirtaną dainuoti, susirinko žmonės, kai kurie apsirengė, kai kurie neapsirengė. Sakė, Šila Prabhupada, jisai į nieką nežiūrėjo, sako, toks buvo jausmas, kad Šila Prabhupada mato tik sielas, kad jis net nemato jokių kūnų, visiškai. Atsisėdo, pradėjo kirtanuoti, visi, aišku, ten patiko labai žmonėm, jie įsijautė. Ir tada vienas prabu, kuris buvo be drabužių, jisai, sakė, nuėjo į tą namelį kažkokį, apsirengė ir sakė, Šila Prabhupada, aš važiuoju su tavimi San Franciską. Ir Šila Prabhupada jį išsivežė. Tai aš manau, kad Šila Prabhupada kažkaip tikriausiai tik dėl jo ten atvažiavo.
Iš tikrųjų tikrai negirdėta. Čia šitas Prabhupados Lilamrito trečia dalis, šitoje istorijoje yra, tai vis dar skaitau trečią dalį Lilamritos. Aš jau baiginėjau Satsvarupatos Gosvami Maharažo knygą, prisiminimai pagal nuotraukas Prabhupados, tai labai noriu užbaigti ir eisiu toliau, sakiau, kad toliau prisėsiu dabar prie sekančios Bhagavatam giesmės iš tikrųjų. Tai sekanti knyga, kurią skaitysiu, tai bus viena iš Bhagavatam dalių. Tai noriu kažkaip užbaigti, nes labai užsitęsė man jos skaitimas vienos dalies, tai užbaigsiu. O man tai prisiminimas iš aplamai Matadžių, tai gal toks pasikartojantis momentas, nekonkreti istorija yra tai, kad berods, kad Jamunas čia Matadžių yra žodžiai dabar, bet daug kas tai sako, kad kodėl mes galėjom taip atsiduoti Šilai Prabhupadai, nekalbant to, kad jis buvo ypatinga asmenybė. Tai dėl to, kad mes nors jis turėjo 1000 mokinių, kiekvienas su juo turėjo asmeninį savo ryšį, kuriuose yra tik jis ir mokinys ir niekas kitas. Dėl to Matadžis jausdavo jį kaip tėvą, kaip globėją, žinai, po kurio galėdavo, kaip sakant, kaip paskiečių pasislėpti, ar ne, ir ten Prabhu turėjo dar kitus santykius. Tai ypatinga Prabhupados savybė ir, man atrodo, kuriai mums reikėtų medituoti, tai taip globoti ir turėti tos santykius su bhaktais iš tikrųjų, nebijoti atverti širdį kažkam ir leisti, kad kitas atvertų. Žinai, ir eiti tikrai į gilį ir tada ta mūsų ir praktika bus gilesnė, kai mes turėsim tą tokią gilų santykį. Tai nes daugelį ir išlaikė tai, kad tas ryšys ir kaip ir Satsvarupatas Gosvamis Maharadžas rašo, aš po šiai sako dieną jaučiu Šilą Prabhupadą. Man nėra nieko išėjęs. Aš jo negaliu fiziškai matyti, bet galiu kalbėtis, galiu rašyti jam knygas, galiu rašyti jam laiškus ir aš jaučiu tos atsakymus. Tai kaip tas ryšys, stiprus, gali žmogui kokį įspūdą begalinį palikti. Tai man atrodo, tai mums, aišku, mes nesam Prabhupada, žinai, bet mums tai labai geras pavyzdys, į ką lygiuotis. Haribol. Haribol, tai ką, mes jau turim beveik 47 minutės, tai ką, ačiū Sestė už pokalbį, smagiai visai, kai mes kalbame, pakalbėjom, lauksiu kito mūsų susitikimo. Jo, tai ką, iki kito susitikimo. Hare Krishna, Haribol. Haribol. Haribol.